Labas rytas, aš vardu Edgaras ir šiandien yra paskutinė diena, kai mes žygiuojam Camino Litano taku su švaros akcija be šiukšlių ir noriu pasidalinti, kad prie metelių, tiksliau prie Dūsios, pasilikom vieną dieną ilgiau ir čia pailsėjom ir pažaidėm ir pasidalinom savo patirtimi, žygio patirtimi. Turėjom tokią gerą dieną vakar. Ir jausmas užbaigti šitą žygį yra labai įdomus, nes visiems įdomu, kas toliau. Mes vienaip ar kitaip pasikeitėm per šį žygį, labai daug vieni iš kitų išmokom. Tai kas vyksta toliau? Labą, Antanas ir Einira. Aš žinau, kad jūs mus sekat ilgą laiką. Žiūrėkit, kokioje vietoje čia. Čia kaip Tailande. Tik vietoj palmių beržai. Iš tikrųjų sunkiai apsakyti yra koks jausmas, nes atsimenu, dabar viskas atrodo taip paprasta, liko nueiti 30 km ir viskas. Tačiau atsimenu, per kokius sunkumus ėjau aš ir visa komanda žygio metu ir galvoju, kad bet kokiu atveju tai buvo verta, o sunkumų buvo tikrai daug ir fizinių, ir psichologinių, ir emocinių. Dar užtruks tikriausiai gerą savaitę suvirškinti, kas čia buvo. Sunku patikėti, kad žygis jau baigtas, praktiškai baigtas. Iš tikrųjų, teoriškai. Praktiškai dar reikia nueiti 30 km. Žygį pabaigėm 6 žmonės, tiksliau 8, bet 6 žmonės tie, kurie pradėjo nuo pat starto pradžios. Tas yra labai džiugu išsilaikyti kaip komandai visą kelią, susidūrus su sunkumais, susidūrus su iššūkiais. Ir taip, aš negalėjau išpildyti visų dalyvių lūkesčių. Tikrai negalėjau, man nepavyko. Aš mokausi būti lyderiu, tačiau man ne visada gaunas būti lyderiu. Kartais aš būnu vadovas. Ir geras vadovas yra žlugęs vadovas. Turėjau priimti tokių sprendimų, sunkių sprendimų. Ir aš nežinau, ar jie buvo teisingi. Bet svarbiausia, kad mes įveikėm. Aš jau sakau, kad būtuoju laiku, kad įveikėm, nors paminėsiu, kad dar liko 30 km. Aš atsuksiu šitą vaizdą. Rekomenduoju šitą vietą. Čia yra mano nauja mėgstamiausia vieta. Kaip dabar su mano mityba yra, kad viskas baigta. Aš jau vakar pradėjau valgyti daugiau džiovintų vaisių ir pratinti kūną prie tokio stipresnio maisto. Iš tikrųjų vakar dieną, ne vakar, o užvakar, prieš 2 dienas, kai mes atėjom čia į stovyklavietę, atvažiavo mano žmona ir padarius taip pat vegetariško maisto, sriubos, tokių kepsnėlių, ne iš mėsos, saldžių bulvių ir ten dar salotų įvairiausių. Tada buvo man sunkiausiai susilaikyti, nes visi pavargę, alkani, pasiilgę šito tokio šilto namų maisto, skanaus. Ir
visi valgė tyloje su pasimėgavimu. Ir tada man buvo sunkiausiai susilaikyti, aš net paėjau į šoną, kad nusiraminčiau. Aišku, susilaikiau, ta idėja, kad liko tik viena para ir būtų didžiulė nesėkmė, jeigu aš dabar paimčiau ir kažką įsidėčiau tokį burną. Tai man šis žygis buvo didžiulis iššūkis. Aš sukūriau savo aplinkybės, kur galėčiau save ištestuoti. Ir fiziškai, ir psichologiškai, ir emociškai. Ir kai kuriuose vietose aš tikrai buvau pasiekęs savo ribą, kur man buvo suspausti visi mygtukai, kurie dirgina mano emocijas, kurie dirgina mano impulsyvumą, kurie dirgina mano šitą ugnį, bet blogąja prasme. Sunku pasakyti, kas čia vyksta. Liko 30 km, vakar turėjom prie laužo pasisėdėjimą, atsiverimą, mes tikrai labai visi susidraugavom. Taip pat susilaukiu šmeižto, bet apie kurį noriu kuo mažiau kalbėti, kad šitas dalykas tiesiog nurimtų ir tiesiog jo neeskaluoti. Tai va, kiekvienam neįtiksi, bet aš manau, kad pasielgiau teisingai. Ir tas teisingumas pasimatė po kelių dienų priimto sprendimo, kaip elgėsi komanda, kaip jį bendrauja, kaip mes suartėjom ir panašiai. Tai aš suprantu, kad vis dar bus mėtomi, čia hipotetiškai kalbant, į mane akmenys dėl kai kurių sprendimų ir negražus komentarai. Ir tai yra viso šito dalis. Jeigu jau neatsimenu, iš kur šitą frazę, bet esu girdėjęs, jeigu jau kažkas kalba apie tai, ką aš darau, apie tai, ką žmogus daro, tai jau yra gerai. Tomas rašo, pasikeitė. Čia, wow, kiek permainų. Matosi ant žmonių. Man dabar eina šiurpai per visą kūną ir netgi ašaros biški kaupėsi. Sunku apsakyti, kas vyksta. Tai esu labai dėkingas, kurie prisidėjo prie šito projekto savo žinutėm. Gaudavom per dieną kartais po kelias žinutės, kad palaiko mus. Tai tas yra labai gerai. Va šitie dalykai, paprastos žinutės, komentarai ar laikai tikrai mus labai palaikė. Duodavo stiprybės judėti toliau. Tai tiek, paskaudo man ranka laikyti telefoną. Ačiū visiems, kurie žiūrit. Aš galbūt padarysiu dar daugiau video toliau. O kas toliau, tai dabar grįžtu, atsijungiu parai arba dviem visiškai nuo telefono. Tada turiu apie savaitę laiko susitvarkyti visus buitinius dalykus, kurie susikaupė ir pasidėlio darbus ir tada porai mėnesių išvykstu į kaimyninę šalį Latviją, pabūti ten dirbsiu ir vystysiu naujus projektus. Ir iš tikrųjų noris padaryti taip, kad metam į priekį. Yra realiai projektų eilė dabar. Tiek minčių, tiek, kaip pasakyti, žmonių, kurie nori prisidėti, bendradarbiauti prie naujų dalykų atsirado. Tai realiai projektų eilė dabar stovi. Aišku, apie juos bus kalbama toliau, per daug neįsiplėsiu.
Bet mūsų laukia vis daugiau ir daugiau tokių nuostabių žygių kaip šitas. Tai ačiū Jums labai, su meile, su atvira širdim. Sėkmės visiems, iki pasimatymo.